Pirmasis – buržua ir proletaravai. Antrasis – proletaravai ir komunistai. Trečiasis – socialistinė ir komunistinė literatūra. Ketvirtasis – komunistų pozicija įvairių esamų opozicinių partijų atžvilgių. Šmėkla klaidžioja po Europą. Komunizmo šmėkla. Visos senosios Europos galybės susivienijo į šventą sąjungą, kad išvarytų šią šmėklą. Popiežius ir caras, Meternichas ir Gizo, Prancūzijos radikalai ir Vokietijos policijos šnipai. Kurigi opozicinė partija nėra buvusi apšaukta komunistinė, savo valdžioje esančių priešininkų. Kurigi opozicija nėra atmetusi komunizmo etiketės kaltinimo pažengesnėms opozicinėms partijoms, taip pat savo reakcingiems priešininkams. Iš šio fakto išplaukia du dalykai. Pirmasis – komunizmą jau visa Europos galybės pripažįsta esant jėgą. Antrasis – jau pats laikas, kad komunistai atvirai viso pasaulio akivaizdoje paskelbtų savo pažiūras, savo tikslus, savo tendencijas ir į šią pasaką apie komunizmo šmėklą atsakytų pačios partijos manifestu. Šiam tikslui į Londoną susirinko įvairių tautybių komunistai ir parengė šį manifestą, kuris bus paskelbtas anglų, prancūzų, vokiečių, italų, flamengų ir danų kalbomis. Pirmasis – buržua ir proletaravai. Visų ligšiolinių visuomenių istorija yra klasių kovos istorija. Laisvasis ir vergas, patricijus ir plebėjas, feodalas ir baudžiauninkas, ceicho meistras ir pameistris, trumpai tariant, engėjas ir engiamasis, nuolat stovėjo vienas priešais kitą, vedė nenutrūkstamą, tai slaptą, tai atvirą kovą, kuri kiekvieną kartą baigdavosi arba revoliuciniu visos visuomenės pertvarkymu, arba kovojančių klasių bendra žūtimi. Ankstesnėse istorijos epochose beveik visur randame sudėtingą visuomenės suskirstimą į įvairias luomų grupės, įvairialypę socialinės padėties laipsniškumą. Senovės Romoje turime patricijus, raitelius, plebėjus, vergus, viduramžiais feodalus, vasalus, ceicho meistrus, pameistrius, mokinius, baudžiauninkus. Beveik visose šiose klasėse vėlgi žemesnių laipsnių. Modernioji buržuazinė visuomenė, kuri išdigusi iš feodalinės visuomenės griuvėsių, nepanaikino klasių prieštarinkų. Ji tik įkūrė naujas klases, naujas priespaudos sąlygas, naujas kovos formas vietoj senųjų. Mūsų epocha, buržuazijos epocha, vis dėlto pasižymi šiuo išskirtiniu bruožu. Jis supaprastino klasių prieštarinkus. Visuomenė apskritai vis labiau skyla į dvi didelės priešiškas stovyklas, į dvi didelės klases, tiesiogiai stovinčias viena priešais kitą – buržuaziją ir proletaratą. Iš viduramžių baudžiauninkų atsirado pirmųjų miestų privilegijuoti miestiečiai. Iš šių miestiečių išsivystė pirmieji buržuazijos elementai. Amerikos atradimas, Kipšulio apvažiavimas, atvėrė naują erdvę kylančiai buržuazijai. Į tų Indijos ir Kinijos rinkos, Amerikos kolonizavimas, prekyba su kolonijomis, apyvartos priemonių ir prekių apskritai padidėjimas suteikė prekybai, laivybai, pramoniai neregėtą impulsą ir tuo metu griūnančios feodalinės visuomenės revoliuciniam elementui sparčią raidą. Feodalinė pramoninė sistema, kurioje pramoninė gamyba buvo monopolizuota uždarų ceichų, nebeatitiko augančių naujų merkų. Jos vietą užėmė manufaktūrinė vidurinė klasė. Ceicho meistrai nustumti į šalį manufaktūrinė vidurinė klasė. Darbo pasidalinimas tarp skirtingų korporacinių ceichų išnyko susidūrę su darbo pasidalinimu kiekvienoje atskiroje dirbtuvėje. Tuo metu rinkos nuolat augo, paklausa didėjo, net manufaktūra nebeužteko. Tuomet garas ir mašinos revoliucionavo pramoninę gamybą.
Manufaktūros vietą užėmė milžiniška moderni industrija. Industrinių vidurinės klasės vietą industrinius milijonierius, ištisų pramoninių armijų vadovus, moderniuosius buržua. Moderni industrija sukūrė pasaulinę rinką, kuriai kelią nutėlė Amerikos atradimas. Ši rinka suteikė milžinišką impulsą prekybai, laivybai, sausumos komunikacijoms. Šis plėtra savo laiku paveikė pramonės išsiplėtimą ir proporcingai plėčiantis pramoniai, prekybai, laivybai, geležinkeliams, lygiai taip pat vystėsi buržuazija, didino savo kapitalą ir nustumdė į antrą planą visas iš viduramžių atėjusias klases. Taigi matome, kaip moderni buržuazija pati yra ilgo vystimosi kelio, gamybos ir mainų būdų revoliucijų serijos produktas. Kiekvieną buržuazijos vystimosi žingsnį lydėjo atitinkamas politinis tos klasės progresas. Būdama engiama klasė esanti feodalinės bajorijos valdžioje, ginkluota ir savavalia asociacija viduramžių komunoje. Čia nepriklausoma miesto respublika, kaip Italijoje ir Vokietijoje. Ten apmokestinamas monarchijos trečiasis luomas, kaip Prancūzijoje. Vėliau manufaktūros laikotarpu tarnavusi pusiau feodaliniai arba absoliučiai monarchijai, kaip atsvara prieš bajoriją ir iš tikrųjų kaip pamatas didžiosioms monarchijoms apskritai. Buržuazija pagaliau įkūrė modernėje pramonę ir pasaulinę rinką, užkariavo savo modernioje atstovaujamoje valstybėje išskirtinę politinę valdžią. Moderniosios valstybės vykdomai valdžia tėra komitetas tvarkantis visos buržuazijos bendrus reikalus. Buržuazija, istoriškai, suvaidino patį revoliucingiausią vaidmenį. Buržuazija, kur tik įsitvirtino, nutraukė visus feodalinius, patriarchinius, idiliškus santykius. Ji be gailesčio suplėšė įvairiaspalvius feodalinius ryšius, kurie sieja žmogų su jo natūraliais viršininkais ir nepaliko jokio kito ryšio tarp žmogaus ir žmogaus, išskyrus nuogą savanaudiškumą, bešalį mokėjimą grinaisiais. Ji suskandino pačius dieviškiausius religinio aistros, riteriško entuziazmo, filisterinio sentimentalizmo ekstazės šaltus savanaudiškumo apskaičiavimo vandenyse. Ji asmeninę vertę pavertė mainų vertę, o vietoj nesuskaičiuojamų ir neatimamų čartijų garantuotų laisvių įvedė tą vienintelę, nesąžiningą laisvę – laisvąją prekybą. Žodžiu, vietoj išnaudojimo apgaubto religinėmis ir politinėmis iliuzijomis įvedė nuogą, begėdišką, tiesioginį, brutalų išnaudojimą. Buržuazija nuėmė aureolą nuo kiekvienos profesijos, kuri iki šiol buvo gerbiama ir į kurią žiūrėta su pagarbia baime. Ji pavertė gydytoją, teisininką, kunigą, poetu, mokslininku savo apmokamais samdomais darbuotojais. Buržuazija nuplėšė nuo šeimos sentimentalų šydą ir šeimos santykius pavertė grinai piniginiais santykiais. Buržuazija atskleidė, kaip atsitiko, kad brutalus jėgos demonstravimas viduramžiais, kuriuo taip žavisi reakcionieriai, rado tinkamą papildymą tingiausioje apatijoje. Ji pirmoji parodė, ką gali nuveikti žmogaus veikla. Ji sukūrė stebuklus, gerokai pranašusius Egipto piramides, Romos akveduktus ir gotikos katedras. Ji surengė ekspedicijas, kurios užtemdino visus ankstesnius tautų egzodus ir kryžių žygius. Buržuazija negali egzistuoti be nuolatinio gamybos priemonių revoliucionavimo, o tuo pačiu ir gamybos santykių, ir su jais visų socialinių santykių. Senųjų gamybos būdų išsaugojimas nepakistomis formomis, priešingai, buvo pirmoji visų ankstesnių pramoninių klasių egzistavimo sąlyga. Nuolatinis gamybos revoliucionavimas, neutrinkstanas visų socialinių sąlygų sutrikimas, amžina nežinomybė ir agitacija skyrė buržuazinę epochą nuo visų ankstesnių. Visi fiksuoti, sustingę santykiai su savo senų ir garbingų prieštarų ir nuomonių šleipu yra nušliuojami visi. Viskas naujai suformuota, pasensta, kol dar nespėja sukietėti. Viskas, kas tvirta, ištyrsta viole. Viskas, kas šventa, yra išniekinama. Ir žmogus pagaliau priverstas blaivių protų pažvelgti į savo realias gyvenimo sąlygas ir savo santykius su savo rūšimi.
Nuolatiniai bersiplečiančios savo produktų rinkos poreikius genė buržuazija po visą žemės rutulį. Ji turi įsitvirtinti visur, apsigyventi visur, užmegzti ryšius. Buržuazija, išnaudodama pasaulinę rinką, suteikia kosmopolitinį pobūdį gamybai ir vartojimui kiekvienoje šalyje. Dideliam reakcionierių apmaudui ji ištraukė iš po pramonės kojų nacionalinę dirvą, ant kurios jis stovėjo. Visos senosios nacionalinės pramonės buvo sunaikintos arba kasdien yra naikinamos. Jas išstumia naujos pramonės šakos, kurių įvedimas tampa gyvybės ir mirties klausimų visoms civilizuotoms tautoms. Pramonės šakos, kurios naudoja nebe vietinę žaliavą, o žaliavą gautą iš tolimiausių zonų. Pramonės šakos, kurių produktai vartojami ne tik namuose, bet ir kiekviename žemės kampelyje. Vietoj senų poreikių, tenkinamų šalies produkciją, mes randame naujus poreikius, kuriems patenkinti reikia produktų iš tolimų žemių ir kraštų. Vietoj senos vietinės ir nacionalinės atskirties bei savarankiškumo mes turime ryšius visomis kryptimis, visuotinę tautų tarpusavio priklausomybę. Ir kaip materialinėje, taip ir intelektualinėje gamyboje. Individualių tautų intelektualinė kūryba tampa bendra nuosavybė. Nacionalinis vienašališkumas ir siaurumas vis labiau tampa neįmanomu ir iš daugybės nacionalinių bei vietinių literatūrų atsiranda pasaulinė literatūra. Buržuazija, sparčiai tobulindama visas gamybos priemonės, itin palengvindama ryšio priemonės, traukia visas, net pačias barbariškiausias tautas į civilizaciją. Pigios jos prekių kainos yra sunkioji artilerija, kuria ji griauna visas didžiasias kinų sienas, kuria jų priverčia barbarų įnirtingai atkaklų neapykantą svetimšaliai kapituliuoti. Ji verčia visas tautas, gresiant išnykimui, priimti buržuazinį gamybos būdą. Ji verčia jas įvesti tai, ką ji vadina civilizacija, į savo tarpą. Tai yra, patiems tapti buržua. Vienu žodžiu, ji kūrė pasaulį pagal savo paveikslą. Buržuazija pajungė kaimą miestų valdžiai. Ji sukūrė milžiniškus miestus, smarkiai padidino miesto gyventojų skaičių palyginti su kaimo ir taip išgelbėjo nemažą dalį gyventojų nuo kaimo gyvenimo idiotizmo. Kaip ji padarė kaimą priklausomą nuo miestų, taip ji padarė barbariškas ir pusiau barbariškas šalis priklausomas nuo civilizuotų, valstiečių tautas nuo buržuazinių tautų, rytus nuo vakarų. Buržuazija vis labiau naikina išsklaidytą gyventojų, gamybos priemonių ir nuosavybės padėtį. Ji aglomeravo gamybą ir sukoncentravo nuosavybę keliose rankose. Būtina to pasekmė buvo politinė centralizacija. Nepriklausomos arba tik laisvai susijusios provincijos, turinčios atskijos interesus, įstatymus, vyriausybės ir mokesčių sistemas, susivienijo į vieną nautą, su viena vyriausybė, vienu įstatymų kodeksu, vienu nacionalinių klasių interesų, viena siena ir vienu muitų tarifu. Buržuazija per savo vos 100 metų valdymą sukūrė milžiniškus ir kolosalesnės gamybinės jėgas nei visos ankstesnės kartos kartu sudėjus. Gamtos jėgų pajungimas žmogui, mašinerija, chemijos taikymas pramoniai ir žemės ūkiui, garų laivyba, geležinkeliai, ištisų žemynų išvalymas dirbant, upių kanalizacija, ištisų populiacijos iššauktos iš po žemės, kuris ankstesnis šimtmetis net nenujautė, kad tokių gamybinių jėgų snuodas socialinio darbo globėje. Taigi matome, gamybos ir mainų priemonės, ant kurių pagrindo buržuazija iškilo, buvo sukurtos feudalinėje visuomenėje. Tam tikrame šių gamybos ir mainų priemonių vystimosi etape sąlygos, kuriomis feudalinė visuomenė gamimo ir mainėsi, feudalinė žemės ūkio ir manufaktūrinės pramonės organizacija, vienu žodžiu, feudaliniai nuosavybės santykiai, tapo nebesuderinami su jau išvystytomis gamybinėmis jėgomis. Jie tapo daugybę pančių. Juos reikėjo sutraukti, jie buvo sutraukti. Į jų vietą išskabo laisvoji konkurencija, lydima jai pritaikytos socialinės ir politinės konstitucijos ir buržuazinės klasės ekonominės ir politinės įtakos. Panašus judėjimas vyksta ir mūsų akise.
Modernioji buržuazinė visuomenė su savo gamybos mainų ir nuosavybės santykiais, visuomenė, kuri iškėlė tokias gigantiškas gamybos ir mainų priemonės, yra tarsi burtininkas, kuris nebegali kontroliuoti požymių pasaulio galių, kurias iššaukia savo burtais. Daug dešimtmečių pramonės ir prekybos istorija tai yra modernių gamybinių jėgų maišto prieš modernias gamybos sąlygas, prieš nuosavybės santykius, kurie yra buržuazijos egzistavimo ir jos valdymo sąlygos istorija. Pakanka paminėti komercinės krizes, kurios savo periodiškų prisikartojimų kiekvieną kartą vis grėsmingiau išbando visos buržuazinės visuomenės egzistavimą. Šiuose krizėse periodiškai sunaikinama didelė dalis ne tik esamų produktų, bet ir anksčiau sukurtų gamybinių jėgų. Šiuose krizėse prasiveržia epidemija, kuri visais ankstesniais laikotarpiais būtų atrodžiusi absurdiška – perprodukcijos epidemija. Visuomenė staiga atsiduria laikiname barbarizmo stovyje. Atrodo tarsi badas, visuotinis niokojimo karas būtų nutraukęs visų pragyvenimo priemonių tiekimą. Pramonė ir prekyba atrodo sunaikintos. O kodėl? Todėl, kad yra per daug civilizacijos, per daug pragyvenimo priemonių, per daug pramonės, per daug prekybos. Gamybinės jėgos, kuriomis disponuoja visuomenė, nebeturi tendencijos skatinti buržuazinės nuosavybės sąlygų vystimasi. Priešingai, jos tapo per galingos šioms sąlygoms, kuriomis yra pančios, ir vos tik įveikusios šias pančias, jos sukelia netvarką visoje buržuazinėje visuomenėje, kelia grėsmę buržuazinės nuosavybės egzistavimui. Buržuazinės visuomenės sąlygos yra per siauros, kad apimtų jų sukurtą turtą. Ir kaip buržuazija įveikia šias krizes? Viena vertus priverstinių masių gamybinių jėgų sunaikinimu, kita vertus užkariaujant naujas rinkas ir kruopščiau išnaudojant senasias. Tai reiškia, kad nutiesiamas kelias platesniems ir destruktyvesniems krizėms ir sumažinamos priemonės, kuriomis krizės yra užkertamos. Ginklai, kuriais buržuazija parbloškė feodalizmą, dabar atsukti prieš pačią buržuaziją. Tačiau buržuazija ne tik nukalė ginklus, kurie neša mirtį, ji taip pat iškelia į egzistenciją ir vyrus, kurie turi valdyti šiuos ginklus, modernėje darbininkų klasę. Proletarus. Kuo labiau vystosi buržuazija, tai yra kapitalas, tuo labiau vystosi proletariatas, modernioji darbininkų klasė. Darbininkų klasė, kuri gyvena tik tol, kol randa darbo, ir kuri randa darbo tik tol, kol jos darbas didina kapitalą. Šie darbininkai, kurie privalo save parduoti po truputį, yra prekė, kaip ir kiekviena kita prekė komercijoje, ir todėl yra veikiami visų konkurencijos svyravimų, visų rinkos fluktuacijų. Dėl plataus mašinų vartojimo ir darbo pasidalymo, proletarų darbas prarado bet kokį individualų pobūdį ir kartu ir visą žavesį darbininkui. Jis tampa mašinos priedu ir iš jo reikalaujamas tik paprasčiausias, monotoniškas ir lengviausiai įgyjamas įgūdis. Todėl darbininko gamybos kaina yra apribota beveik visiškai pragyvenimo lėšomis, kurios jam reikalingos jo išlaikymui ir giminiai pratęsti. Tačiau prekė ir tartu darbo kaina yra lygi jos gamybos kainai. Todėl proporcingai didėjant darbo atstumimui, darbo užmokestis mažėja. Madau, proporcingai didėjant mašinų vartojimu ir darbo pasidalymu, proporcingai didėja ir vargo našta, nesvarbu ar pailginant darbo valandas, ar didinant nustatytą laiką reikalaujamą darbą, ar padidėjus mašinų skaičiu ir taip toliau. Modernioji pramonė pavertė mažas patriaršinio maistro dirbtuves didelėmis pramonės kapitalisto gamyklomis. Minti darbininkų susitrundusių fabrike yra organizuota kaip kareiviai. Kaip pramonės armijos eiliniai, jie yra paveldi topolios karininkų ir seržantų hierarchijos. Jie yra ne tik buržuazinės klasės ir buržuazinės valstybės slaviai, jie kasdien ir kas valandą paveldi mašinos, priežiūrėtojo ir pats svarbiausia, pačio individualaus buržuazinio gamintojo. Kuo atviriau šis despotizmas skelbia pelną savo tikslu ir uždaviniu,
tuo smulkesnis, tuo nekenčiamesnis ir tuo labiau apkartinantis jis yra. Kuo mažiau įgūdžių ir jėgos panaudojimo reikia rankų darbe, kitaip tariant, kuo labiau vystosi modernioji pramonė, tuo labiau vyrų darbas pakeičiamas moterų. Amžiaus ir lyties skirtumai darbininkų klasiai nebeturi jokios išskirtinės socialinės vertės. Visi yra darbo įrankiai, daugiau ar mažiau brangus naudoti priklausomai nuo jų amžiaus ir lyties. Vargu ar baigėsi darbininko išnaudojimas gamintojo, tai yra vos tik jis gauna savo atlyginimą grynaisiais, jį to jau pat užpuola kitos buržuazijos dalys – žemvaldis, parduotuvininkas, lombardininkas ir taip toliau. Šis proletarų organizavimas į klasę ir atitinkamai į politinę partiją yra nuolat vėl sujaukiamas pačių darbininkų konkurencijos. Tačiau jis visada vėl pakyla, stipresnis, tvirtesnis, galingesnis. Jis priverčia įstatymų pripažinti konkrečius darbininkų interesus, pasinaudodamas buržuazijos pačios susiskaldymo. Tai buvo priimtas 10 valandų darbo įstatymas Anglijoje. Apskritai, senosios visuomenės klasių susidūrimai daugeliu atžvilgių skatina proletariato vystymosi eigą. Buržuazija nuolat kovoja. Iš pradžių su aristokratija, vėliau su tomis buržuazijos dalimis, kurių interesai tapo priešiški pramonės pažangai, visais laikais su užsienio šalių buržuazija. Visose šiuose kovose ji mato save priversta kreiptis į proletariatą, prašyti jo pagalbos ir taip įtraukti jį į politinę areną. Todėl pati buržuazija aprūpina proletariatą savais politinio ir bendrojo švietimo įrankiais. Kitaip tariant, ji aprūpina proletariatą ginklais kovai su buržuazija. Be to, kaip jau matėme, ištisi valdančiųjų klasių sluoksniai dėl pramonės pažangos yra nubloškiami į proletariatą, arba bent jau jų egzistavimo sąlygos yra grasinamos. Jie taip pat aprūpina proletariatą naujais apšvietos ir pažangos elementais. Galiausiai, laikais, kai klasių susidūrimai artėja prie lemiamos valandos, irimo procesas, vykstantis valdančiosios klasės viduje, iš tikrųjų visos visuomenės mastu įgauna tokį smurtinį, akivaizdų pobūdį, kad maža valdančiosios klasės dalis atitrūksta ir prisijungia prie revoliucijos klasės, kuri laiko ateitį savo rankose. Taigi, kaip ankstesnių laikotarpių dalis bajorijos perėjo į buržuaziją, taip dabar dalis buržuazijos pereina į proletariatą ir ypač dalis buržuazinių ideologų, kurie pakilo iki lygio, kai teoriškai supranta istorinį judėjimą apskritai. Iš visų klasių, kurios šiandien stovi priešais buržuaziją, vienintelis proletariatas yra tikrai revoliucinė klasė. Kitos klasės nyksta ir galiausiai išnyksta moderniosios pramonės akivaizdoje. Moderniosios pramonės jis ypatingas ir esminis produktas. Žemesnė jo vidurinė klasė – smulkus gamintojas, parduotuvininkas, amatininkas, valstietis – visi jie kovoja prieš buržuaziją, siekdami išgelbėti nuo išnykimo savo kaip vidurinės klasės dalių egzistencijos. Todėl jie nėra revoliuciniai, o konservatyvūs. Mato, jie yra reakcingi, nes bando atsukti istorijos ratą atgal. Jei atsitiktinai jie yra revoliuciniai,
Tai tik atsižvelgiant į jų artėjančią perėjimą į proletariatą. Jie gina ne savo dabartinius, o būtimus interesus. Jie palieka savo poziciją, kad pereitų į proletariato poziciją. Pavojinga klasė, visuomenės atmatos, ta pasyviai pūranti masė išmesta žemiausių senosios visuomenės sluoksnio, čia ir ten gali būti įtraukta į judėjimą proletarinės revoliucijos. Tačiau jos gyvenimo sąlygos kur kas labiau parengė ją tapti papirktu reakcingos intrigos įrankiu. Proletariato sąlygomis senosios visuomenės sąlygos apskritai jau yra faktiškai užtvundytos. Proletaras neturi nuosavybės, jo santykiai su žmona ir vaikais nebeturi nieko bendro su buržuaziniais cheminiais santykiais. Modernis pramoninis darbas, modernus pavaldumas kapitalui, tas pats Anglijoje kaip Prancūzijoje, Amerikoje kaip Vokietijoje, atėmė iš jo bet kokio nacionalinio charakterio pėdsako. Įstatymas, morale, religija, jam yra tik buržuaziniai prietariai, už kurių tyki nemažiau buržuazinių interesų. Visos ankstesnės klasės, kurios užėmė viršų, siekia sustiprinti savo jau įgytą padėtį, paversdamos visuomenę apskritai savo pasisavinimo sąlygomis. Proletarai negali tapti pramoninių jėgų šeimininkais, nepanaikindami savo ankstesnio pasisavinimo būdo ir tuo pačiu kiekvieno kito ankstesnio pasisavinimo būdo. Jie nieko savo neturi, ką galėtų apsaugoti ir sustiprinti. Jų misija yra sunaikinti visus ankstesnius individualios nuosavybės saugiklius ir garantijas. Visi ankstesniai istoriniai judėjimai buvo mažumų judėjimai arba mažumų interesų. Proletariato judėjimas yra sąmoningas, nepriklausomas, didžiulios mažumos judėjimas, didžiulios mažumos interesų. Proletariatas, žemiausias mūsų dabartinės visuomenės sluoksnis, negali pajudėti, negali pakilti, neišmesdamas į orą visų virš jo esančių oficialiosios visuomenės sluoksnio. Nors ne iš esmės, bet forma, proletariato kova su buržuazija iš pradžių yra nacionalinė kova. Kiekvieno šalies proletariatas, žinoma, pirmiausia turi susidoroti su savo pačios buržuazija. Vaizduodami bendriausias proletariato raidos fazes, mes atsekėme daugiau ar mažiau užmaskuotą pilietinį karą, siaučiantį esamoje visuomenėje, iki taško, kai tas karas perauga į atvirą revoliuciją ir kur smurtinis buržuazijos nuvertimas padeda pagrindą proletariato viešpatavimui. Iki šiol kiekviena visuomenės forma rėmėsi, kaip jau matėme, engiančiųjų ir engiamųjų klasių antagonizmu. Tačiau norint engti klasę, tam tikros sąlygos turi būti jai užtikrintos, kuriomis ji gali bent jau tęsti savo vergišką egzistavimą. Baudžiauninkas baudžiavos laikotarpiu pakilo iki bendruomenės nario, kaip ir smulkusis buržuo, feudalinio absoliutizmo jungo metu sugebėjo išsivystyti į buržuo. Šiuolaikinis darbininkas priešingai, užuot pakilęs su pramonės pažanga, vis giliau grimsta žemiau savo klasės egzistavimo sąlygų. Jis tampa varguoliu, o vargingumas vystosi greičiau nei gyventojų skaičius ir turtai. Ir čia tampa akivaizdu, kad buržuazija nebetinka būti valdančiaja klase visuomenėje ir primesti savo egzistavimo sąlygų visuomeniai kaip viršesnį įstatymą. Ji netinka valdyti, nes yra nekompetentinga užtikrinti savo vergams egzistavimą jų vergijoje, nes ji negali neleisti jam nugrimsti į tokią būseną, kad ji turi jį maitinti, užuot pati iš jo maitinusis. Visuomenė nebegali gyventi po šią buržuaziją. Kitaip tariant, jos egzistavimas nebesuderinamas su visuomenė. Esminė buržuazijos klasės egzistavimo ir viešpatavimo sąlyga yra kapitalo formavimas ir didinimas. Kapitalo sąlyga yra samdomasis darbas. Samdomasis darbas remiasi išimtimi darbininkų konkurencija. Pramonės pažanga, kurios nepaisyt jos valios skatintoje yra buržuazija, pakeičia darbininkų izoliaciją, atsiradusią dėl konkurencijos, jų revoliucinių susivienijimų atsiradusių dėl asociacijos.
Moderniosios pramonės vystimasis todėl pakertė pačius pamatus, ant kurių buržuazija gamina ir pasisavina produktus. Todėl buržuazija visų pirma gamina savo pačios kapo kasėjus. Jos nuostelis ir proletariato pergalė yra vienodai neišvengiami. Antras. Proletarai ir komunistai. Koks yra komunistų santykis su proletariatu apskritai? Komunistai nesudaro atskiros partijos, priešingos kitoms darbininkų klasės partijoms. Jie neturi jokių interesų, atskirtų ir skirtingų nuo viso proletariato interesų. Jie neskelbia jokių savų sektantiškų principų, kuriais formuotų ir kurtų proletariato judėjimą. Komunistai nuo kitų darbininkų klasės partijų skiriasi tik tuo, vienas, skirtingų šalių proletarų nacionalinėse kovose jie pabrėžia ir iškelia bendrus proletariato interesus nepriklausomai nuo tautybės. 2. Įvairių darbininkų klasės kovos su buržuazijos kovos vystimosi etapuose jie visada ir visur atstovauja viso judėjimo interesum. Todėl komunistai, viena vertus, yra praktiškai patys pažangios ir ryžtingiausios visų šalių darbininkų partijos, ta dalis, kuri vadina paskui save visas kitas. Kita vertus, teoriškai jos turi pranašumą prieš didžiąją proletariato masę, aiškiai suprantanti žygio kryptį, sąlygas ir galutinius bendrus proletariato judėjimo rezultatus. Artimiausias komunistų tikslas yra tas pats kaip ir visų kitų proletarinių partijų – proletariato suformavimas į klasę, buržuazijos viešpatavimo nuvertimas, politinių galių zargimas proletariato rankomis. Teorinės komunistų išvados visiškai nesiremia idėjomis ar iškentimais atrastais šio ar to tariamojo pasaulio reformatoriaus. Jos tik išreiškia bendrais žruožais faktinius santykius, kylančius iš egzistuojančios klasių kovos, iš istorinio judėjimo vykstančio mūsų akise. Egzistuojančių nuosavybės santykių panaikinimas visiškai nėra specifinis komunizmo bruožas. Visi nuosavybės santykiai praeityje polat keitėsi istoriškai, priklausomai nuo istorinių sąlygų pasikeitimo. Prancūzų revoliucija, pavyzdžiui, panaikino feudalinę nuosavybę buržuazijos nuosavybės naudai. Specifinis komunizmo bruožas nėra nuosavybės apskritai panaikinimas, bet buržuazinės nuosavybės panaikinimas. Bet šiuolaikinė buržuazinė privati nuosavybė yra galutinė ir pati išbaigtiniausia produktų gamybos ir pasisavinimo sistemos išraiška, kuri pagrįsta klasių antagonizmais, daugelio išnaudojimų keleto rankose. Šia prasme komunistų teorija gali būti apibendrinta vienu sakiniu – privačios nuosavybės panaikinimas. Mums, komunistams, priekaištaujama, kad norime panaikinti teisę asmeniškai įgyti nuosavybės, kaip žmogaus paties darbo vaisių. Nuosavybės, kuri esą yra visos asmeninės laisvės, veiklos ir nepriklausomybės pagrindas. Sunkiai pasiekta, pačiam įsigyta, pačiam uždirbta nuosavybė. Ar kalbate apie smulkaus amininko ir smulkaus valstiečio nuosavybę? Apie nuosavybės formą, kuri egzistavo iki buržuazinės formos? Nėra reikalo jos naikinti. Pramonės plėtra ją jau didžiąją dalimi sunaikino ir tebenaikina kasdien. Arba jūs turite omenyje šiuolaikinę buržuazinę privačią nuosavybę, bet argi samdomas darbas sukuria kokią nors nuosavybę darbininkui? Ne trupučio. Jis kuria kapitalą. Tai yra tokia nuosavybė, kuri išnaudoja samdomąjį darbą ir kuri negali didėti kitaip, kaip tik pagimdydama naują samdomojo darbo pasiūlą naujam išnaudojimui. Nuosavybė, dabartinė jos forma, yra pagrįsta kapitalo ir samdomojo darbo antagonizmu. Panagrinėkime abi šio antagonizmo pusės. Būti kapitalistu reiškia turėti ne tik grinai asmeninį, bet ir socialinį statusą gamyboje. Kapitalas yra kolektyvinis produktas ir tik daugelio narių bendrais veiksmais, o galų gale tik visų visuomenės narių bendrais veiksmais, jis gali būti paleistas. Kapitalas yra vadinasi ne asmeninė, o socialinė jėga. Kai vadinasi kapitalas paverčiamas bendra nuosavybė, visų visuomenės narių nuosavybė, asmeninė nuosavybė tuo nepaverčiama socialinė nuosavybė. Pakeičiamas tik socialinis nuosavybės charakteris, ji praranda savo klasinį charakterį.
Dabar panagrinėkime samdomąjį darbą. Vidutinė samdomojo darbo kaina yra minimalus darbo užmokestis. Tai yra pragyvenimo priemonių kiekis, kuris yra visiškai būtinas, kad darbininkas vargingai egzistuotų. Vadinasi, tai, ką samdomas darbininkas pasisavina savo darbo, pakanka tik vargingai egzistencijai pratęsti ir atkurti. Mes jokių būdų nenorime panaikinti šio asmeninio darbo produktų pasisavinimo, kuris skirtas žmogaus gyvybei palaikyti ir atkurti, ir kuris nepalieka jokio pertekliaus, kuriuo būtų galima vadovauti kitų darbų. Viso, ko norime atsikratyti, yra apgailėtino šio pasisavinimo charakterio, kuriame darbininkas gyvena tik kapitalui didinti ir jam leidžiama gyventi tik tiek, kiek to reikalauja viešpatojančios klasės interesų. Buržuazinėje visuomenėje gyvasis darbas yra tik priemonė didinti sukauptąjį darbą. Komunistinėje visuomenėje sukauptasis darbas yra tik priemonė darbininko egzistencijos plėsti, praturtinti ir skatinti. Buržuazinėje visuomenėje, vadinasi, praeitis dominuoja dabartį. Komunistinėje visuomenėje dabartis dominuoja praeitimi. Buržuazinėje visuomenėje kapitalas yra nepriklausomas ir turi individualumo, o gyvasis asmuo yra priklausomas ir neturi individualumo. Ir šios padėties panaikinimą buržua vadina individualumo ir laisvės panaikinimu. Ir teisingai. Neabejotinai siekiama panaikinti buržuazinį individualumą, buržuazinę nepriklausomybę ir buržuazinę laisvę. Laisvė vadinama esant dabartinėms buržuazinėms gamybos pareigomis laisvą į prekybą, laisvą pardimą ir pirkimą. Bet jei dingsta pardimas ir pirkimas, dingsta ir laisvas pardimas ir pirkimas. Šios kalbos apie laisvą pardimą ir pirkimą ir visus kitus mūsų buržuazijos drąsius žodžius apie laisvę apskritai turi prasmės, jei apskritai turi tik priešingai ribotam pardimui ir pirkimui, vidurmečių sukalintiems prekybininkams, bet neturi prasmės kaip priešinant komunistiniam pardimui ir pirkimui, buržuazinių gamybos pareigų ir pačios buržuazijos panaikinimui. Jūs baisitės tuo, kad mes ketiname panaikinti privačią nuosavybę. Bet jūsų egzistuojančioje visuomenėje privati nuosavybė jau yra panaikinta 90% gyventojų. Jos egzistavimas pas tuos keletą priklauso tik nuo jos nebuvimo pas tuos 90%. Jūs priekaištaujate mums, vadinasi, kad ketiname panaikinti nuosavybės formą, kurios egzistavimo būtina sąlyga yra jokios nuosavybės nebuvimas didžiajai visuomenės daugumai. Vienu žodžiu, jūs priekaištaujate mums, kad ketiname panaikinti jūsų nuosavybę. Būtent taip, mes to ir siekiame. Nuo to momento, kai darbas nebegalės būti paverstas kapitalu, pinigais ar renta į socialinę jėgą, kurią galima monopolizuoti, tai yra nuo to momento, kai individuali nuosavybė nebegalės būti paversta buržuazinė nuosavybė į kapitalą. Nuo to momento, sakote, išnyksta individualumas. Vadinasi, jūs turite pripažinti, kad individualu jūs vadinate ne kitą asmenį, o buržuą, viduriniosios klasės nuosavybės savininką. Šis asmuo iš tiesų turi būti pašalintas iš kelio ir padarytas neįmanomo. Komunizmas neatima iš jokio žmogaus galios pasisavinti visuomenės produktus. Visa, ką jis daro, tai atima iš jo galią pavergti kitų darbą tokių pasisavinimo. Buvo prieštaraujama, kad panaikinus privačią nuosavybę, visas darbas liausis ir mus apims visuotinis tinginumas. Pagal tai buržuazinė visuomenė jau seniai turėjo žūti nuo gryno tinginystės, nes tie jos nariai, kurie dirba, nieko neįgyja, o tie, kurie ką nors įgyja, nedirba. Visas šis prieštaravimas yra tik dar viena tautologijos išraiška, kad nebegali būti samdomojo darbo, kai nebėra kapitalo. Visi prieštaravimai iškelti prieš komunistinį materialiųjų produktų gamybą ir pasisavinimo būdą buvo taip pat keliami prieš komunistinius intelektualų produktų gamybą ir pasisavinimo būdus. Kaip buržuą klasės nuosavybės išnykimas yra pats gamybos išnykimas, taip klasių kultūros išnykimas jam yra tapatu visos kultūros išnykimui. Ta kultūra, kurios praradimą jis apgailestauja, didžiajai daugumai yra tik apmokymas elgtis kaip mašinai.
Bet nesiginčykite su mumis, kol jūs mūsų numatomam buržuazinės nuosavybės panaikinimui taikote savo buržuazinių laisvės, kultūros, teisės ir TTP sąvokų matą. Jūsų pačių idėjos yra tik jūsų buržuazinės gamybos ir buržuazinės nuosavybės sąlygų išdava, kaip ir jūsų jurisprudencija yra tik jūsų klasės valia paversta įstatymu visiems, valia, kurios esminį charakterį ir kryptį lemia jūsų klasės egzistavimo ekonominės sąlygos. Savanaudiškas klaidingas supratimas, verčiantis jūs paversti amžinaisiais gamtos ir proto dėsniais socialiniais santukais, kurie atsiranda ir išnyksta gamybos egoje, šį klaidingą supratimą jūs dalyjatės su kiekviena jūs aplenkusia viešpataujančia klase. Ta, ką aiškiai matote senovės nuosavybės atveju, ta, ką pripažįstate feodalinės nuosavybės atveju, jums žinoma draudžiama pripažinti savo buržuazinės nuosavybės formą. Šeimos panaikinimas. Net patys radikaliausi užsipliekskė dėl šio gėdingo komunistų pasiūlymo. Kokiu pagrindu remiasi dabartinė šeima, buržuazinė šeima? Ant kapitalo, ant privataus pelno. Savo visiškai išvystytoje formoje ši šeima egzistuoja tik tarp buržuazijos, tačiau ši padėtis papildoma praktiniu šeimos nebuvimu tarp proletarų ir viešoje prostitucijoje. Buržuazinė šeima savaime išnyks, kai išnyks jos papildymas ir abu išnyks su kapitalo išnykimu. Ar kaltinate mus, kad norime sustabdyti vaikų išnaudojime tėvais? Dėl šio nusikaltimo pripažįstame savo kaltę. Tačiau, sakysite jūs, mes griauname svenkiausius santykius, kai namų ugdymą pakeičiame socialiniu. O jūsų ugdymas, argi jis taip pat nėra socialinis ir nulemtas socialinių sąlygų, kuriuose jūs ugdate, tiesioginio ar net netiesioginio visuomenės įsikišimo, pers mokyklas ir taip toliau. Komunistai neišrado visuomenės įsikišimo į ugdymą. Jie tik siekia pakeisti to įsikišimo charakterį ir išgelbėti ugdymą nuo viešpataujančios klasės. Buržuazinis kliedėsis apie šeimą ir švietimą, apie šventą tėvų ir vaikų santykį, tampa vis bjauresnis, kuo labiau, veikiant šiuolaikiniai pramoniai, visi šeimos ryšiai tarp proletarų yra nutraukiami, o jų vaikai paverčiami paprastais prekybos objektais ir darbo įrankiais. Bet jūs, komunistai, įvestumėte moterų bendrumą, šaukia visa buržuazija choru. Buržua savo žmonoje mato tik gamybos įrankį. Jis girdi, kad gamybos įrankiai turi būti išnaudojami bendrai ir suprantama, negali prieiti prie jokios kitos išvados kaip tik, kad bendrumo dalia taip pat teks moterims. Jis net neįtarė, kad tikrasis tikslas yra panaikinti moterų kaip paprastų gamybos įrankių statusą. Beje, nieko nėra juokingesnio už mūsų buržuą dorovingą pasipiktinimą moterų bendrumu, kurį jie apsimeta, komunistai ketina atvirai ir oficialiai įvesti. Komunistams nereikia įvesti moterų bendrumo, jis egzistavo beveik nuo neatmenamų laikų. Mūsų buržuą, nepatenkinti turėdami savo proletarų žmonas ir dukteris savo žinioje, jau nekalbant apie viešasias prostitutes, su didžiausiu malonumu vilioja vieni kitų žmonas. Buržuazinė santuoka iš tikrųjų yra bendrų žmonų sistema ir todėl daugiausiai, kuo komunistams būtų galima priekaištauti, yra tai, kad jie nori įvesti vietoj veidmainiškai slepiamos, atvirai legalizuotą moterų bendrumą. Beje, savaime suprantama, kad dabartinės gamybos sistemos panaikinimas turi atsinešti ir moterų bendrumo, kylančio iš tos sistemos, tai yra tiek viešosios, tiek privačios prostitucijos panaikinimą. Komunistams toliau priekaištaujama, kad jie nori panaikinti šalis ir tautybę. Darbininkai neturi tėvynės, mes negalime iš jų atimti to, ko jie neturi. Kadangi proletariatas pirmiausia turi įgyti politinę viršenybę, turi pakilti iki vadovaujančios tautos klasės, turi pats save suformuoti į tautą, jis kol kas yra pats nacionalinis, nors ir ne buržuazinė žodžio prasme. Nacionaliniai skirtumai ir antagonizmai tarp tautų kasdien vis labiau nyksta dėl buržuazijos vystimosi, prekybos laisvės, pasaulinės rinkos, gamybos būdo ir atitinkamų gyvenimo sąlygų vienodumo.
Proletariato viršenybė privers juos išnykti dar greičiau. Bendri veiksmai, bent jau pagrindinių civilizuotų šalių, yra viena iš pirmųjų proletariato išlaisvinimo sąlygų. Kuo labiau bus nutrauktas vieno individo išnaudojimas kito, tuo labiau bus nutrauktas ir vienos tautos išnaudojimas kito. Kuo labiau nyks antagonizmas tarp klasių tautos viduje, tuo labiau baigsis vienos tautos priešiškumas kitai. Kaltinimai komunizmui, pateikti iš religinės, filosofinės ir apskritai iš ideologinės pozicijos, nenusipelno rimto nagrinėjimo. Ar reikia gilios įžvalgos, norint suprasti, kad žmogaus idėjos, pažiūros ir koncepcijos, vienu žodžiu, žmogaus sąmonė, keičiasi su kiekvieno jo materialinės egzistencijos sąlygų, jo socialiniais santykiais ir jo socialiniu gyvenimu? Koks dar įrodo idėjų istorija, jei ne tai, kad intelektinė gamyba keičia savo charakterį proporcingai materialinės gamybos. Kiekvienos epochos viešpataujančios idėjos visada buvo jos viešpataujančios klasės idėjos. Kai žmonės kalba apie idėjas, kurios revoliucionuoja visuomenę, jie tik išreiškia faktą, kad senoje visuomenėje jau buvo sukurti elementai ir senųjų idėjų išnykimas eina koja kojan su senųjų egzistencijos sąlygomis. Kai senasis pasaulis buvo paskutinėje agonijoje, senosios religijos buvo įveiktos krikščionybė. Kai krikščioniškos idėjos 18 amžiuje pasidavė racionalistinėms, feodalinė visuomenė kovojo savo mirties mūšį su tuometinė revoliucionierė buržuazija. Religinė laisvė ir sąžinės laisvė tik išreiškia laisvos konkurencijos viešpatavimą žinios srityje. Be abejo, bus pasakyta, religinės, moralinės, filosofinės ir juridinės idėjos buvo modifikuotos istorinė raida, bet religija, moralė, filosofija, politikos mokslas ir teisė nuolat išgyveno šį pokytį. Be to, egzistuoja amžinos tiesos, tokios kaip laisvė, teisingumas ir taip toliau, kurios yra bendros visoms visuomenės būsenoms. Bet komunizmas panaikina amžinasias tiesas, jis panaikina visą religiją ir visą moralę, už tuo, kad jas sukurtų naujų pagrindų, todėl jis prieštarauja visai praeities istoriniai patirtai. Į kągi susiveda šis kaltinimas? Visos praeities visuomenės istorija susidėjo iš klasių antagonizmų plėtotės. Antagonizmų, kurie skirtingose epochose įgavo skirtingas formas. Bet kokią formą jie bebūtų įgavę, vienas faktas yra bendras visai praeities amžiais. Tai yra vienos visuomenės dalies išnaudojimas kitos. Tad nenuostabu, kad praeities amžių socialinė sąmonė, nepaisant visos jos gausos ir įvairovės, juda tam tikromis bendromis formomis arba bendromis idėjomis, kurios negali visiškai išnykti, išskyrus visišką klasių antagonizmų išnykimą. Komunistinė revoliucija yra radikaliausias tradicinių nuosavybės santykių nutraukimas. Nenuostabu, kad jos vystimasis apima radikaliausią tradicinių idėjų nutraukimą. Bet baikime su buržuaziniais prieštaravimais komunizmui. Aukščiau matėme, kad pirmasis darbininkų klasės revoliucijos žingsnis yra iškelti proletariatą į valdančią padėtį, kad būtų laimėta demokratijos kova. Proletariatas pasinaudos savo politinę viršenybę, kad pamažu atimtų visą kapitalą iš buržuazijos, centralizuotų visus gamybos įrankius valstybės, tai yra, kaip valdančios klasės organizuoto proletariato rankose, ir kuo sparčiau didintų visas gamybinės jėgas. Žinoma, pradžioje tai gali būti įgyvendinta tik despotiškais pasikesinimais į nuosavybės teisės ir buržuazinės gamybos sąlygas, taigi priemonėmis, kurios atrodo ekonomiškai nepakankamos ir nepagrystos, bet kurios judėjimo eigoje pranoksta save, reikalauja tolesnių pasikesinimų į senąją socialinę tvarką ir yra neišvengiamos kaip priemonė visiškai revoliucionizuoti gamybos būdą. Šios priemonės, žinoma, skirsis skirtingose šalise, tačiau labiausiai pažengusiose šalise šios priemonės bus gana plačiai pritaikomos.
žemės nuosavybės panaikinimas ir visų žemės rentų naudojimas viešiems tikslams. Didelis, progresyvus arba laipsningas pajamų mokestis. Visų paveldėjimo teisių panaikinimas. Visų emigrantų ir maištininkų turto konfiskavimas. Kredito centralizavimas valstybės rankose, naudojant nacionalinį banką su valstybės kapitalu ir išimtiniu monopolu. Komunikacijos ir transporto priemonių centralizavimas valstybės rankose. Valstybei priklausančių fabrikų ir gamybos įrankių plėtimas, dykviečių įvedimas į dirbamą žemę ir dirvožemio gerinimas apskritai pagal bendrą planą. Vienoda visų prievolė dirbti, pramoninių armijų steigimas, ypač žemės ūkiui. Žemės ūkio sujungimas su pramoninėmis šakomis, laipsningas skirtumo tarp miesto ir kaimo panaikinimas, tolygesnių gyventojų pasiskirstimų visoje šalyje. Nemokamas visų vaikų mokymas valstybinėse mokyklose. Vaikų fabrikinio darbo panaikinimas dabartinė forma. Švietimo sujungimas su pramoninė gamyba ir taip toliau, ir taip toliau. Kai vystymosi eigoje klasių skirtumai bus išnykę ir visa gamyba bus sukoncentruota didžiausios visos tautos asociacijos rankose, viešoji valdžia praras savo politinį pobūdį. Politinė valdžia, tinkamai pavadinta, yra tik organizuota vienos klasės jėga, skirta kitos klasės enkimui. Jeigu proletariatas per savo kovą su buržuazija yra priverstas aplinkybių fėri jėga organizuotis kaip klasė, jei revoliucijos priemonėmis jis tampa valdančią klasę ir kaip toks jėga panaikina senasias gamybos kondicijas, tada kartu su šiomis sąlygomis jis bus panaikinęs ir klasių antagonizmus ir apskritai klasių egzistavimo sąlygas, ir taip panaikinęs savo paties kaip klasės viršenybę. Vietoj senos buržuazinės visuomenės su savo klasėmis ir klasių antagonizmais mes turėsime asociaciją, kurioje laisvas kiekvieno vystymasis bus sąlyga laisvam visų vystymuisi. Trečia dalis. Socialistinė ir komunistinė literatūra. Pirma. Reakcinis socializmas. A. Feodalinis socializmas. Dėl savo historinės padėties, Prancūzijos ir Anglijos aristokratijos pašaukimu gavo rašyti pamfletus prieš šiuolaikinę buržuazinę visuomenę. Per 1830 metų Liepos Prancūzijos revoliuciją ir Anglijos reformų agitaciją, šios aristokratijos vėl nusileido nekenčiamam naujajai turtuoliui. Nuo to laiko rimta politinė kova tapo visiškai neįmanoma. Liko tik literatūrinė kova. Bet net ir literatūros srityje seni restauracijos laikotarpio šūksmiai tapo neįmanomi. Norėdama sukelti simpatiją, aristokratija buvo priversta regis pamiršti savo pačių interesus ir suformuluoti savo kaltinimą buržuazijai vien tik išnaudojamosios darbininkų klasės interesų vardu. Taip aristokratija atkeršijo dainuodama pasityčiojimus iš savo naujojo šeimininko ir šnabždėdama jam į ausį grėsmingas artėjančios katastrofos pranašystės. Taip atsirado feodalinis socializmas, pusiau rauda, pusiau pasityčiojimas, pusiau praeities aidas, pusiau ateities grėsmė. Kartais savo karčia šmaikščia ir išvalgia kritika smugianti buržuazijai į patį širdies gelmes, bet visada juokingas savo poveikiu dėl visiško nesugebėjimo suvokti šiuolaikinės istorijos eigos. Aristokratija, norėdama sutelkti žmonės aplink save, mojavo proletarų iš maldos maišelių kaip vėliava, tačiau žmonės vos tik prisijungė prie jų, pamatydavo jų užpakaliuose senus feodalinius herbus ir su garsiu ir nepagarbiu juoku pasitraukdavo. Viena Prancūzijos legitimistų ir jaunosios Anglijos dalis demonstravo šį reginį. Nurodydami, kad jų išnaudojimo būdas skyrėsi nuo buržuazijos, feodalai pamiršta, kad jie išnaudojo visai kitomis aplinkybėmis ir sąlygomis, kurios dabar yra pasenusios. Rodydami, kad valdant jiems moderniosios proletariato niekada nebuvo, jie pamiršta, kad modernioji buržuazija yra būtina jų pačių visuomenės formos atžvilgiu.
Be to, jie taip mažai slepia savo kritikos reakcinį pobūdį, kad pagrindinis jų kaltinimas buržuazijai yra toks, kad buržuazinio režimo sąlygomis plėtojama klasė, kuriai lemta iš šaknų sunaikinti senąją visuomenės tvarką. Jie priekaištauja buržuazijai ne tiek dėl to, kad ji kuria proletariatą, kiek dėl to, kad ji kuria revoliucinį proletariatą. Todėl politinėje praktikoje jie prisijungia prie visų prievartinių priemonių arš darbininkų klasę, o kasdienime gyvenime, nepaisant jų išpūstų frazių, jie pasilenkia, kad paimtų auksinius obuolius nukritusius nuo pramoninio medžio ir mainytų tiesą, meilę ir garbę prekybą vilna, cukrinėmis runtelėmis ir bulvių spiritu. Kaip dvasininkas visada ėjo koja kojon su žemvaldžiu, taip ir klerikalinis socializmas ėjo su feodaliniu socializmu. Nieko nėra lengviau, kaip suteikti krikščioniškojo asketizmunį socialistinį atspalvį. Argi krikščionybė nepriekaištavo privačiai nusavybei, santuokai, valstybei? Argi ji nepropovėdijo vietoj šių labdaros ir skurdo, celibato ir kūno marinimo, vienuoliško gyvenimo ir motinos bažnyčios? Krikščioniškasis socializmas yra tik šventas vanduo, kuriuo kunigas pašventina aristokrato širdies skausmus. B. Smulkios buržuazijos socializmas. Feodalinė aristokratija nebuvo vienintelė klase, kurią sunaikino buržuazija, ne vienintelė klase, kurios egzistavimo sąlygos nyko ir žuvo šiuolaikinėje buržuazinėje visuomenėje. Viduramžių miesčiai ir smulki valstiečiai savininkai buvo moderniojos buržuazijos protekai. Tose šalyse, kuriuose yra menkai išsivysčiusios industriniu ir komerciniu požiūriu, šis dvi klasės vis dar vegetuoja kartu su kylančia buržuazija. Šalyse, kuriuose moderni civilizacija visiškai išsivystė, susiformavo nauja smulkios buržuazijos klase, svyruojanti tarp proletariato ir buržuazijos ir nuolatos atsinaujinanti kaip papildoma buržuazinės visuomenės dalis. Tačiau iepadės jų atskiros nariai nyksta nuolatos dėl konkurencijos veikimo ir modernioji pramonė vystantis jie atmetina artėjantį momentą, kai visiškai išnyks kaip nepriklausoma moderniojos visuomenės dalis, kad būtų pakeistos gamybos, žemės ūkio ir prekybos prižiūrėtojais, ūkiavedžiais ir pardavėjais. Tose šalyse kaip Prancūzija, kur valstiečių sudaro gerokai daugiau gyventojų, buvo natūralu, kad rašytojai, kurie palaikė proletariatą prieš buržuaziją, savo buržuazinio režimo kritikoje naudotų valstiečio ir smulkios buržuo standartą ir iš šitų tarpinių klasių pozicijų stotų ginti darbininkų klasę. Taip atsirado smulkios buržuazijos socializmas. Sismondis buvo šios mokyklos vadovas ne tik Prancūzijoje, bet ir Anglijoje. Jūs galite patikrinti šį vertimą, jeigu atmatysite trikskybų, kuris su Lozijos ekonominėmis rudeklėmis. Ši socializmo mokykla su dideliu aštrumu išanalizavo šiuolaikinės gamybos sąlygų prieštaravimus. Ji atskleidė veidmainiškus ekonomistų pasiteisinimus. Ji neginčiamai įrodė pražūtingą mašinų ir darbo pasidalijimo poveikį. Kapitalo ir žemės koncentracija keliose rankose. Perprodukcija ir krizes. Ji atkreipė dėmesį į neišvengiamą smulkiojo buržuo ir valstiečio žlugimą, proletariato vargą, anarchiją gamyboje, akivaizdžias nelygybės turto paskirstime, pramoninį naikinimo karą tarp tautų, senų moralinių ryšių, senų šeimos santykių, senų tautybių ištirpdymą. Tačiau savo pozityviais tikslais ši socializmo forma siekia arba atkurti senasias gamybos ir mainų priemonės, o kartu su jomis senuosius nuosavybės santykius ir senąją visuomenę, arba suvaržyti šiuolaikinės gamybos ir mainų priemonės senųjų nuosavybės santykių rėmuose, kurie tomis priemonėmis buvo ir turėjo būti sugriauti. Bet kuriuo atveju tai yra ir reakcinga, ir utopinė. Paskutiniai jos žodžiai yra korporacinės gildijos gamybai, patriarchaliniai santykiai žemės ūkyje. Galiausiai, kai atkakli istoriniai faktai išsklaidė visą svaiginantį save apgaulės poveikį, ši socializmo forma baigėsi apgailėtina melancholija. C. Vokietieškų arba tikrasiosio socializmo.
Prancūzijos socialistinė ir komunistinė literatūra atsiradusi esant buržuazijos valdžia ir buvusi kovos prieš šią valdžią išraiška, buvo įvesta į Vokietiją tuo metu, kai Vokietijos šalyje ką tik buvo pradėjusi savo kovą su feudaliniu absoliutizmu. Vokiečių filosofai, tariami filosofai ir beau esprit, išmaningi žmonės, su dideliu entuziazmu griebėsi šios literatūros, tik pamiršę, kad kai šie raštai imigravo iš Prancūzijos į Vokietiją, prancūzų socialinės sąlygos neimigravo kartu su jomis. Susidūrusi su Vokietijos socialinėmis sąlygomis, ši prancūzų literatūra prarado visą savo tiesioginę praktinę reikšmę ir įgijo grynai literatūrinį aspektą. Taigi 18 amžiaus vokiečių filosofams pirmosios Prancūzijos revoliucijos reikalavimai buvo nedaugiau nei praktinio proto reikalavimai apskritai, o revoliucinės buržuazijos valios išraiška jų akyse reiškia grynos valios įstatymą, tokio, kokia valia turėjo būti tikroji žmogiškoji valia žmogaus apskritai. Vokiečių literatį pasaulis apsiribojo tuo, kad naujas prancūzų idėjas derino su savo sena filosofinė sąmonė, arba tiksliau, prisijungė prancūzų idėjas, nepalikdami savo filosofinio požiūrio. Pavyzdžiui, po prancūzų kritiką apie pinigų ekonominės funkcijas jie rašė žmonijos susvetimėjimas, o po prancūzų buržuazinės valstybės kritiką jie rašė bendros kategorijos nuvertinimas ir taip toliau. Šių filosofinių frazių įvedimą po prancūzų istoriniais kritikais jie pavadino veiksmo filosofija, tikruoju socializmu, vokiečių socializmo mokslu, filosofiniu socializmo pagrindais ir taip toliau. Prancūzijos socialistinė ir komunistinė literatūra tai buvo visiškai kastruota, ir kadangi vokiečių rankose ji nesustėjo reikšti juonos klasės kovos su kita, jis jautėsi įveikęs prancūzų vienpusiškumą ir atstovaujant ne tikriems reikalavimams, o tiesos reikalavimams. Ne proletariato interesams, o žmogaus prigimties, žmogaus apskritai, kuris nepriklauso jokiai klasiai, neturi realybės, kuris egzistuoja tik migloje filosofinės fantazijos sferoje. Šis vokiečių socializmas, kuris taip rimtai ir iškilamingai vykdė savo moksleivišką užduotį ir taip šarlataniškai glapsino savo menkas prekes, tuo tarpu pamažu nurado savo pedantiškai nekaltybę. Vokiečių ir ypač Prūsijos buržuazijos kova su feudalinu aristokratija ir absoliučia monarchija, kitaip tariant, liberalinis mudėjimas, tapo rimtesnė. Tuomet tikrajam socializmui buvo suteikta ilgai laukta proga prieš pastatyti politiniam judėjimui socialistinius reikalavimus, mesti tradicinės anatemas prieš liberalizmą, prieš atstovaujamąją valdžią, prieš buržuazinę konkurenciją, buržuazinę spaudos laisvę, buržuazinę teisėkūrą, buržuazinę laisvę ir lygybę ir skelbti masėms, kad iš šio buržuazinio judėjimo jie nieko nelaimės, o viską praras. Vokiečių socializmas laiku pamiršo, kad prancūzų kritika, kurios kvailų aidų jis buvo, numanė šiuolaikinės buržuazinės visuomenės egzistavimą su atitinkamomis ekonominėmis egzistavimo sąlygomis ir prie jos pritaikytą politinę konstituciją. Būtent tai, ko siekimas buvo Vokietijoje vykstančios kovos tikslas. Absoliučioms vyriausybėms, su jų kunigais, profesoriais, dvarininkais ir valdininkais, tai tarnavo kaip laukiamas baubas prieš grasinančią buržuaziją. Tai buvo saldus finalas po karčių plaktukų ir kulkių piliulių, kuriomis tos pačios vyriausybės būtent tuo metu dozavo vokiečių darbininkų klasės sukilimus. Kol šis tikrasis socializmas taip tarnavo vyriausybėms kaip ginklu kovojant su vokiečių buržuazija, jis tuo pat metu tiesiogiai atstovavo reakciniam interesui, vokiečių filisterų interesui. Vokietijoje smulkioji buržuazinė klasė 16 amžiaus reliktas ir nuo to laiko nuolat vėl iškylanti įvairiomis formomis yra tikrasis esamos padėties socialinis pagrindas. Išsaugoti šią klasę reiškia išsaugoti esamą padėtį Vokietijoje. Pramoninė ir politinė buržuazijos viršenybė gresia jai tam tikrų sunaikinimų, viena vertus nuo kapitalo koncentracijos, kita vertus dėl revoliucinio proletarato kilimo. Tikrasis socializmas atrodė, kad užmuš šiuos du caikius vienu šūviu. Jis plito kaip epidemija.
Spekuliatyvių voratinklių skraistė išsiuvinėta retorikos gėlėmis, persmelkta lygostės sentimentacijos rasos, ši transcendentinė skraistė, į kurią vokiečių socialistai apgaubė savo apgailėtinas amžinas tiesas, vien kaulus ir odą, puikiai padidino jų prekių pardavimus tarp tokios publikos. Ir vokiečių socializmas savo ruožtu vis labiau atpažino savo pašaukimą kaip pompastišką smulkiaburžuazinio filisterio atstovą. Jis paskelbė vokiečių tautą pavyzdinę tautą ir vokiečių smulkųjį buržuatį tipišką žmogų. Kiekvieno šio pavyzdinio žmogaus piktavališko menkimui jis suteikia paslėptą aukštesnę socialistinę interpretaciją, visiškai priešintą jo tikrajam charakteriui. Jis nuėjo iki kraštutinumų, tiesiogiai priešindamasis brutaliai destruktyviai komunizmo tendencijai ir skelbdamas savo viršausią ir nešališką panieką visoms klasių kovoms. Išskyrus labai retas išimtis, dabar visi dar garojantis vokiečiuje leidiniai, propaguojantis socialistinius ir komunistinius laikus, priklauso šiai bjaužiai ir jėgas sekinančiai literatūrai. Antrasis – konservatyvusis arba buržuazinis socializmas. Dalis buržuazijos nori ištaisyti socialinės negaldes, kad užtikrintų buržuazinės visuomenės tolesnį egzistavimą. Šiai grupiai priklauso ekonomistai, filantropai, humanistai, darbininkų klasės padėties gerintojai, labdaros organizatoriai, draugijų nariai užkertančios griūmimą gyvūnams, blivybės fanatikai, visokių rūšių užkaborių reformatoriai. Be to, šis socializmas yra išplėstotas į išbeigtas sistemas. Kaip pavyzdį galime pateikti Prudono filosofiją de la misère, filosofiją apie skurdą. Socialistiniai buržua nori visų šiuolaikinių socialinių sąlygų pranašumų be kovų ir pavojų, kurie iš to būtinai kyla. Jie nori egzistuojančios visuomenės būklės, atmestami jos revoliucinius ir dezintegruojančius elementus. Jie nori buržuazijos be proletariato. Buržuazija natūraliai įsivaizduoja pasaulį, kuriame ji yra viršenybė, kaip geriausia. Ir buržuazinis socializmas šią patogią sampratą išvysto į įvairias mažiau ar daugiau išbaigtas sistemas. Reikalaudama iš proletariato įgyvendinti tokią sistemą ir taip tiesiogiai žengti į socialinę Naująją Jeruzalę, jis iš tikro reikalauja proletariato likti egzistuojančios visuomenės rėmuose, bet atmesti visas jo nekenčiamas buržuazijos idėjas. Antra ir praktiškesnė, bet mažiau sisteminga šio socializmo forma siekia sumenkinti kiekvieną revoliucinį judėjimą darbininkų klasės akyse, parodydama, kad ne vien politinė reforma, o tik materialinių egzistavimo sąlygų, ekonominių santykių pakeitimas galėtų jiems būti naudingas. Tačiau keisdama materialinės egzistavimo sąlygas, ši socializmo forma jokių būdų nesupranta buržuazinių gamybos santykių panaikinimo, kuris gali būti įvykdytas tik revoliucijos būdu, bet administracinių reformų, pagrįstų šių santykių tęstiniu egzistavimu. Taigi reformų, kurios jokių atžvilgių nepaveikia santykių tarp kapitalo ir darbo, bet geriausiu atveju sumažina buržuazinės vyriausybės išlaidas ir supaprastina administracinį darbą. Buržuazinis socializmas pasiekia tinkamą išraišką, kai ir tik kai jis tampa tik kalbos figūra. Laisvoji prekyba – darbininkų klasės labui, apsaugos maitai – darbininkų klasės labui. Kalėjimo reforma – darbininkų klasės labui. Tai paskutinis žodis ir vienintelis rimtai pasakytas buržuazinio socializmo žodis. Jis apibendrinamas fraze buržua yra buržua darbininkų klasės labui. 3. Kritinis utopinis socializmas ir komunizmas. Mes čia neturime omenyje tos literatūros, kuri kiekvienoje didelėje modernioje revoliucijoje visada išreiškia proletariato reikalavimus, pavyzdžiui, Babjofo ir kitų raštų.
Pirmieji tiesioginiai bandymai pasiekti savo tikslus, atlikti visuotinio sujaudinimo laikais, kai buvo nuverčiama feudalinė visuomenė, šie bandymai būtinai žlugo dėl tuometinės neišvystytos proletariato būklės, taip pat ir dėl ekonominių sąlygų jo emancipacijos nebuvimo, sąlygų, kurios dar turėjo būti sukurtos ir galėjo būti sukurtos vien tik artėjančios buržuazinės epochos. Revoliucinė literatūra, lydinti šiuos pirmuosius proletariato judėjimus, būtinai turėjo reakcinį pobūdį. Jis skiepijo visuotinį asketizmą ir socialinį išlyginimą pačia grubiausia forma. Tikrai socialistinės ir komunistinės sistemos, tokios kaip Saint-Simono, Fourier, Ouveno ir kitų, atsiranda ankstyvame minėtame neišvystytame proletariato ir buržuazijos kovos laikotarpyje. Žiūrėkite pirmą skyrių buržua ir proletariatai. Šių sistemų kūrėjai iš tiesų mato klasių antagonizmus, taip pat ir įrančių elementų veikimą vyraujančioje visuomenės formoje. Tačiau proletariatas, dar būdamas kūdikystėje, jiems atrodo kaip klasė be jokios historinės iniciatyvos ar nepriklausomo politinio judėjimo. Kadangi klasių antagonizmo vystimasis eina koja kojon su pramonės vystimusi, ekonominė situacija, kokią jie randa, dar nesiūlo jiems materialinių sąlygų proletariato emancipacijai. Todėl jie siekia naujos socialinės mokslo, naujų socialinių įstatymų, kurie turėtų sukurti šias sąlygas. Historinis veiksmas turi nusileisti jų asmeniniam išradingumui, historiškai sukurtos emancipacijos sąlygos fantastiškoms jų atvertims ir laipsniai spontaniškai bengdinama proletariato klasės organizacijai, visuomenės organizacijai, specialiai suplanuotai šių išradėjų. Ateities istorija, jų akimis, susiveda į jų socialinių planų propagandą ir praktinį įgyvendinimą. Formuodami savo planus, jie sąmoningai rūpinasi visų pirma darbininkų klasės interesais, nes ji yra labiausiai kenčianti klasė. Proletariatas jiems egzistuoja tik kaip labiausiai kenčianti klasė. Neišvystyta klasių kovos būklė ir taip pat jų pačių aplinka verčia šios rūšies socialistus laikyti save žymiai pranašesniais už visus klasių antagonizmus. Jie nori pagerinti kiekvieno visuomenės nario padėtį, netgi labiausiai privilegijuoto, todėl jie įprastai kreipiasi į visą visuomenę, be klasių skirtumų, netgi teikiant pirmenybę valdančiai klasiai. Nes kaipgi žmonės supratę šių sistemą negali įžvelgti joje geriausio įmanomo plano geriausiai įmanomai visuomenės būkliai. Todėl jie atmeta bet kokį politinį, o ypač bet kokį revoliucinį veiksmą. Jie nori pasiekti savo tikslus paikiais metodais ir stengiasi mažais eksperimentais, kurie būtinai žlugtų, ir pavyzdžios jėga nutiesti kelią naujai socialiniai evangelijai. Tokie fantastiški ateities visuomenės paveikslai, tapyti tuo metu, kai proletariatas dar yra labai neišsivystęs ir turi tik fantastišką savo padėties sampratą, atitinka pirmuosius instinktyvus tos klasės troškimus visapusiškai visuomenės pertvarkai. Tačiau šie socialistiniai ir komunistiniai leidiniai taip pat turi kritinį elementą. Jie puola kiekvieną egzistuojančios visuomenės principą, todėl juose gausu vertingiausios medžiagos darbininkų klasės apšvietimui. Praktinės priemonės siūlomos juose, tokios kaip miesto ir kaimo skirtumo panaikinimas, šeimos, pramonės veiklos vykdymą privačiems asmenims sąskaita ir atlyginimų sistemos panaikinimas, socialinės harmonijos skelbimas, valstybės funkcijų pavertimas paprasta gamybos priežiūra, visi šie pasiūlymai rodo tik klasių antagonizmų išnykimą, kurie tuo metu tik dar užsimezgė ir kurie šiuose leidiniuose pripažįstami tik ankstyviausiomis, neaiškiomis ir neapibrieštomis formomis. Todėl šie pasiūlymai yra grinai utopiniai. Kritinio utopinio socializmo ir komunizmo reikšmė yra atvirkščiai proporcinga istoriniam vystymuisi. Proporcingai tam, kai šiuolaikinė klasių kova vystosi ir įgyja apibrėžtas formas, šis fantastiškas atsiribojimas nuo kovos, šie fantastiški išpuoliai prieš ją praranda visą praktinę vertę ir teorinį pagrindą. Todėl nors šių sistemų kūrėjai daugeliu atžvilgių buvo revoliucionieriai, jų mokiniai visais atvejais sudarė tik reakcinės sektas.
Jie tvirtai laikosi originalų savo mokytojų pažiūrų, priešingų progresyviam istoriniam proletariato vystymuisi. Todėl jie stengiasi, ir tai nuosekliai, slopinti klasių kovą ir suderinti klasių antagonizmus. Jie vis dar svajoja apie eksperimentinį savo socialinių utopijų įgyvendinimą, apie izoliuotų falangų steigimą, namų kolonijų kūrimą, mažosios Ikarijos, naujosios Jeruzalės 12 dydžio leidimo įkūrimą. Ir norėdami įgyvendinti visas šias oro pilis, jie priversti apeliuoti į buržuą jausmus ir piniginės. Pamažu jie nusileidžia į aukščiau aprašytų reakcinių konservatyvių socialistų, kategorijos skirdamiesi tik labiau sistemingų pedantizmu ir fanatiškų bei prietaringų tikėjimų stebuklingus savo socialinio mokslo poveikiu. Todėl jie smarkiai priešinasi bet kokiam politiniam darbininkų klasės veiksmui. Toks veiksmas, jų nuomonė, gali kilti tik iš aklo netikėjimo nauja evangelija. Oenistai Anglijoje ir furieristai Prancūzijoje atitinkamai priešinasi čartistams Anglijoje ir reformistams Amerikoje. 4. Komunistų pozicija įvairių esamų opozicinių partijų atžvilgių. Antrasis skyrius išaiškino komunistų santykius su egzistuojančiomis darbininkų klasės partijomis, tokiomis kaip čartistai Anglijoje ir agrariniai reformatoriai Amerikoje. Komunistai kovoja už neatidėliotinų tikslų pasiekimą, už momentinių darbininkų klasės interesų įgyvendinimą, tačiau dabartinėme judėjime jie atstovauja ir rūpinasi to judėjimo ateitimi. Prancūzijoje komunistai susivienyje su socialdemokratais prieš konservatyliąją ir radikaliąją buržuaziją, bet pasilieka teisę kritiškai įvertinti frazes ir iliuzijas, tradiciškai perduotas iš didžiosios revoliucijos. Šveicarijoje jie ranka radikalus, nepamirštant, kad ši partija susideda iš antagonistinių elementų, iš dalies iš demokratinių socialistų, prancūziška prasme, iš dalies iš radikalų buržuajų. Lenkijoje jie ranka partiją, kuri reikalauja agrarinės revoliucijos kaip pagrindinės nacionalinės emancipacijos sąlygos. Ta partija, kuri kurstė Krakovo sukilimą 1846-aisiais. Vokietijoje jie kovoja su buržuazija, kai tik ji veikia revoliucionierių būdu, prieš absoliutinę monarchiją, feodinę žemvaldiją ir smulkėją buržuaziją. Bet jie neturi akimirkos nustoti įteiktiniauti darbininkų klasiai kuo aiškesnio priešiško antagonizmo pripažinimo, kad Vokietijos darbininkai galėtų iš karto panaudoti kaip daugelį ginklų prieš buržuaziją socialinės ir politinės sąlygas, kurias buržuazija būtinai turi įvesti kartu su savo viršenybė ir kad nuvertęs reakcinės klases Vokietijoje, kova prieš pačią buržuaziją galėtų nedelsiant prasidėti. Komunistai daugiausia dėmesio skiria Vokietijai, nes ši šalis yra buržuazinės revoliucijos išvakarėse, kuri neabejotinai bus įvykdyta pažangesnėmis Europos civilizacijos sąlygomis ir su daug labiau išsivysčiusiu proletariatu nei Anglijoje 17 amžiuje ir Prancūzijoje 18 amžiuje. Ir todėl, kad buržuazinė revoliucija Vokietijoje bus tik preliudija iškart po jos sekančiai proletariniai revoliucijai. Trumpai tariant, komunistai visur remia kiekvieną revoliucinį judėjimą prieš esamą socialinę ir politinę tvarką. Visose šiuose judėjimuose jie iškelia į pirmą planą kaip pagrindinį klausimą kiekviename nuosavybės klausimą, nepriklausomai nuo jo vystymosi laipsnio tuo metu. Galiausiai, jie visur dirba siekdami visų šalių demokratinių partijų susivienijimo ir susitarimo. Komunistai niekina slėpti savo pažiūras ir tikslus, jie atvirai deklaruoja, kad jų tikslai gali būti pasiekti tik priverstinai nuverstami visas egzistuojančias socialinės sąlygas. Tegul valdančiosios klasės dreba dėl komunistinės revoliucijos, proletarai neturi ko prarasti išskyrus savo grandinės. Jie turi laimėti pasaulį. Visų šalių proletarai, vienykitės.